Kas iš tikrųjų yra parašyta pradžios knygoje? Pirmas skyrius, pirma eilutė. Pradžioje Dievas atvėrė dangų ir žemę. Jeigu pastudijuoti būtent originalą, kas yra parašyta originalą hebrajų kalboje, ten yra parašyta taip, kadangi Dievas sukūrė dangų ir žemę, ten eina kalba, kad žemė buvo pilnai sukurta, nieko netrūko, 100% užbaigtumas. Reiškia, žemė buvo taip sutverta, kad ten jau buvo galima gyventi ir nieko netrūko, nieko nereikėjo daryti. Ir mes, kai skaitom šitą rašto vietą, mes suprantam taip, kad Dievas atvėrė dangų ir žemę ir toliau tipo vardyje, ką Dievas kūrė ten. Saulė, mėnulį, ten gyvūnai, augmenija, žmogus ar ne. Iš tikrųjų viskas yra ne taip. Jeigu žiūrėtų originalą, ten yra visiškai kitokia prasmė. Ir tarp pirmos eilutės ir antros yra didžiulis skirtumas. Jeigu pirmoji eilutė rašo, kad žemė buvo visiškai nauja, sukurta ir jai nieko netrūksta, antroji eilutė rašo taip, kad žemė buvo beformė ir tuščia. Ir tamsa buvo virš gelmės paviršiaus ir Dievo dvasia judėjo virš vandenų paviršiaus. Jeigu žiūrėt hebrajų originalą, beformė ir tuščia, ten eina kalba apie visišką sunaikinimą, sugriovimą. Yra tokie žydiški žodeliai tohu ir vohu, kurie reiškia beformė ir tuščia. Būtent šitie žodžiai beformė ir tuščia, žydiški žodžiai tohu ir vohu reiškia kažkokį sunaikinimą, chaosą, tarsi kažkokią būklę po karo, kažkokį nuniokiojimą. Ir taigi įdomiai, ką mes matom, kad plius, apart to, kad jin buvo beformė ir tuščia, buvo apsemta vandens, ten eina kalba apie tvaną. Ten aiškiai sako, kad tamsa buvo virš gelmės, virš vandens gelmių, ar ne, ir Dievo dvasia judėjo virš paviršiaus. Dar kartą sakau, pirmą rašto eilutę, ten sakoma, kad yra žemė nuostabi, puiki, pilnai sukurta, pilnai užbaigta, pilnas užbaigtumas. Ir antrą jau eilutę rašo, kad žemė buvo beformė, tuščia, nuniokiota, sugriauta, kažkoks sunaikinimas, tarsi karas kažkoks įvykęs ir užtvindyta vandeniu. Kiti vertimai sako nematoma, beformė, tuščia, chaoso būsenai. Kiti dar vertimai rašo, kad tai chaoso būsenai. Taigi, įdomus dalykas yra taip, du dalykai ir iš tikrųjų tarp šitų dviejų rašto vietų greičiausiai įvykę begalės metų, galbūt tūkstančiai, galbūt milijardų metų, mes nežinom. Skaitom toliau. Įdomus, kas yra dalykas, kad lygiai tą patį rašo Jeremijo 4 skyrius nuo 22 eilutės, sako, nuo 23, sako, aš pažvelgiau į žemę, ji buvo be pavidalo ir tuščia. Pažvelgiau į dangų, ten nebuvo šviesos. Taigi, yra kita rašto eilutė, kad būtent ten yra panaudoti šitie patys žodžiai iš originalų kalbos tohu ir vohu, kurie simbolizuoja, kurie sako, kad tai yra tuščia ir be pavidalo. Jeremijo 4:22 lygiai tą patį sako, ji buvo be pavidalo ir tuščia. Ir pažvelgiau į dangų, ten nebuvo šviesos. Ir ten eina kalba apie kažkokį sunaikinimą. Dar vienas dalykas, kad visada mes žiūrim Biblijoje ten, kur yra tvanas, tvanas pasekoje ateina kaip teismų pasekmė, tvanas. Visada žiūrėkim Nojaus laikus, šitie laikai, vadinkim taip, dabartiniai laikai, visur, kur ateina tvanas, tai yra nuodėmės pasekmė. Ir dabar mes toliau pasigilinsim, ką visą tai reiškia. Taigi, tai va, tos dvi eilutės skiriasi tarpusavį radikaliai.
Ir antra eilutė yra labiau tokia atstatanti žemę eilutė, o ne kurianti. Pirmoji eilutė yra žemė, kur pradžioje Dievas sutvėrė. Jeigu sutvėrė, reiškia ir užbaigtas buvo žemės sutvėrimas, jis užbaigtas visiškai buvo. Po to mes skaitome įdomų dalyką, kad Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė šviesą, kad tai buvo geras, Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Jeigu nebuvo nei saulės, nei mėnulio, kas buvo vėliau sukurti, ten buvo 6-7 dieną, man atrodo, buvo sukurta saulė ir mėnulis ir žvaigždės. Trečio eilutė, kur sako apie šviesą, ten eina kalba apie dvasinę šviesą ir apie dvasinę tamsą, jokiais būdais ne apie fizinę šviesą. Toliau aš pasakysiu, ką visą tai reiškia, va šitą eilutę, kas yra ta dvasinė šviesa ir dvasinė tamsa. Ir įdomi kame, kad po to 5 eilutė sako, Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą pavadino naktim. Ir tu gali pasakyti, nu ne, čia vis dėlto apie dieną ir naktį šneka. Ir tada mes pasižiūrėkim Romiečiams 13 skyrių nuo 12 eilutės sako, naktis nuslinko, diena prisiartino. Todėl nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokite šviesos ginklais. Tai diena ir naktis Dievas įvardyja kaip dvasinė būsena tokia. Toliau Tesalonikiečiams 1 laiškas nuo 5 skyrius nuo 5 eilutės sako, juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Ta prasme, šviesa ir diena. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokite kaip kiti, bet budėkite ir būkite blaivūs. Mat, kas miega, miega naktį. Apie dvasinę būseną kalba. O kas pasigeria naktį. Tai yra dvasinė būsena. O mes priklausome dienai, kas yra dvasinė būsena. Būkite blaivūs, apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus. Užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. Taigi, pirmos 3 eilutės tai yra ne taip, kaip mes suprantam, kad Dievas, ta prasme, skyrė šviesą nuo tamsos, ta prasme, naktis, diena, saulė, mėnulis, kurio dar net nebuvo. Taigi, toliau mes neskaitysim, paliksim kitam kartu, ten irgi yra nerealiai įdomių dalykų, bet pažiūrėsim, kas būtent parašytas tose 3 eilutėse. Taigi, prieš tai ne viename video aš buvau kartojus tokį dalyką, daug rašto vietų pateikusi, kad žmogus, kaip kitos rašto vietos, Dievas sako taip, aš pažinau tave dar tau negimus, ar ne? Kurios šitos rašto vietos kalba, kad mes jau buvom prieš pasaulio sutvėrimą. Ką tai reiškia? Kad žmogus gyveno jau pirmoje eilutėje ir pasiekoje kažkas įvyko to, kad mes atsikėlėm į antrą eilutę po kažkokio laiko tarpo, po kažkokių įvykių. Ir aš dabar toj pateiksiu daug rašto vietų, kurias kalba apie tai. Tiesiog reikia išmokti skaityti Bibliją ir gauti apreiškimus ir suprasti. Taigi, tokios rašto vietos, kaip Jėzus sakė, tėve, aš meldžiuosi už tuos, kurie yra mano, kurie priklauso man, bet aš nesimeldžiu už visą pasaulį, nes jie yra ne mano. Vėlgi, ką tai reiškia? Jėzus įvardė ir sako, tai kaip čia dabar, ta prasme, vieni tavo, vieni ne mano. Čia vėlgi Jėzus aiškiai pasako, kad yra kategorija žmonių, tokie kaip raugės, kurie atėjo šitą pasaulį jau būdami raugėmis, tai tie, kurie niekada nepriims Dievo. Ir yra tie, kurie ateina kaip kviečiai į šitą žemę, kuriuos Jėzus jau pasodino, į šitą žemę pasodino. Ir juose yra Dievo sėkla. Jėzus fariziejams sako, jūsų tėvas yra velnias. Sako, ir jūs darote jo darbus, jūs jam priklausote. Judai pasakė, kad Judas yra iš piktojo.
Kainas, kuris nužudė Abalį, jis irgi vardytas kaip iš pikto. Tada klausimas, kurioj vietoj žmogus suklydo, kad vieni atėjo į žemę būdami raugės, o kiti į žemę atėjo būdami kviečiai. Ta gera sėkla, ta sėkla, kurią Dievas sėjo. Ir raugės sėjo Liuciferis sėjo. Tai kaip tai suprasti? Kur buvo va ta vieta, kur mes suklydom? Nes Dievas yra teisingas. Mes, ne Dievas už mus nusprendė, kad vieni bus raugės, kiti ne. Reiškia, Dievas ir dabar žemėje būnant Dievas nieko už mus nesprendžia. Jis mums davė valią pasirinkti. Aš noriu rinkti. Ta prasme, ir už kiekvieną pasirinkimą, kaip sakyt, vaisius ateina, ar ne? Ar aš pasirinksiu Dievą, ar aš nepasirinksiu Dievą. Dievas duoda kiekvienam valią ir niekada per prievartą nieko nedaro. Ir mylėti, netgi Dievas negali nieko priversti, žmogus pats renkasi. Tai klausimas, kurioj vietoj, kas nutiko, kad vieni atėjo kaip raugės, kiti atėjo kaip kviečiai, kiti atėjo kaip iš Dievo, kur Jėzus sako, tai yra mano, aš už tuos meldžiuos. O kiti ne, kiti priklauso velniui. Taigi, ir įdomus momentas kame, kad jeigu mes buvom prieš pasaulio sutvėrimą sukurti ir gyvenom su tėvu danguje, ar ne, tai ką Biblija apie tai rašo, tai vat, ką aš noriu pasakyti, vat, pirmoji rašto vietoj eilutė, kur sako, Dievas sutvėrė žemę dangų, tai vat ten mes ir gyvenom su tėvu kartu prieš pasaulio sukūrimą. Prieš kokį? Prieš pasaulio restauraciją, nes antroji rašto vietoj eina kalba apie tvaną. Reiškia, tvanas kaip pasiekoje nuodėmės. Ir dabar yra rašto vieta, kuri ir kalba apie tai. Taigi, kur dabar šitą rašto vietą? Ir dabar, jeigu aš bandysiu prisiminti 2 Petro, negaliu surasti dabar įdomi labai rašto vietą. Kur yra labai tokia sekundėlė. Žodžiu, bandysim kitaip surasti. Taip, 2 Petro. Taigi, 2 Petro 3 skyrius nuo 5 eilutės. Ir čia labai įdomus dalykas yra, sako. Paulius sako, nes jie ne savo norų yra nežinantis apie tai, kad Dievo žodžiu dangus buvo nuo seno ir žemė, stovintis iš vandens ir vandenyje. Nes mes kaip skaitėm, ar ne ten parašyta, kad žemė, virš žemės buvo bedugnė ir yra vanduo. Plius 3 eilutė rašo, ko mes nepaskaitėm. 3 eilutė pradžioje parašyta, kad Dievas padarė tvirtumą, atskyrė vandenis, kurie yra viršum, vieni vandenis paliko ir kiti vandenis paliko apačioje po dangumi, po skliautų arba kietą tvirtumą. Kitaip rašo, ne, 3 eilutė rašo taip, kad, sekundę, paskaitykim. Ir Dievas tarė, tai atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir jį tai atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtumą, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. Taigi, ką mes matom? 2 rašto eilutė parašyta, kad dvasia sklandė virš vandenų. Reiškia, ten įvyko tvanas, kur yra eilutės, kurias paliudė apie tai. Tvanas užtvindytas vandeniu pasekoje kažkokiu tai įvykiu, kurie įvyko tame tarpe tarp 1 ir 2 eilutės. Ir čia sakoma, kad
buvo daug vandens, buvo bedugnė, kad dvasia sklandė virš bedugnės, vandens buvo labai daug. Ir sako, tai atsiranda tvirtuma, kiti vadina skliautų, kiti vadina kupolo, nes originalė graikų kalboje berods, va ta tvirtuma, tas skliautas, dangus, kiti vadina kosmosu, tai eina kalba forma, kupolo formos kaip lėkštė, kaip indas kažkoks. Būtent graikų originalė, va tas dangus skliautas turi tokią prasme. Forma, kupolas. Tai reiškia, kad Dievas atskyrė, buvo daug vandens, atskyrė viršum, vandenis liko, tame tarpe padarė kupolą, dangų, oras ir paliko apačioj vandenis dar. Palei Bibliją taip yra, ne? Kai mes skaitom. Ir reiškia, sako, vieni vandenis yra viršum, dangaus viršum kupolą, kiti vandenis palieka apačioj. Bet mes apie tai neskaitysim. Ir bet įdomiai sako, kas. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti, kad tai buvo tvanas ir vanduo užtvindytas, buvo žemė. Ir žiūrėkit, Petras sako taip, nes jie ne savo norą yra nežinantis apie tai, kad Dievo žodžiu dangus buvo nuo seno ir žemė stovintis iš vandens ir vandenyje. Va tai sakoma būtent apie 1 eilutę ir 6 eilutę, apie vandenį, kur kalbam, apie 2 eilutę ir 6. Sako, kuriuo žuvo tuometinis pasaulis užtvindytas vandeniu, bet dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra taupomi, laikomi ugniai, teismo dieną, bedievių žmonių pražūčiai. Vėlgi, tu sakysi, čia kalba apie Nojaus tvaną. Visų pirma, per Nojaus tvaną buvo išgelbėti gyvūnai ir buvo išgelbėta Nojaus šeima visa. O čia rašoma toks dalykas. Tuometinis pasaulis buvo užtvindytas vandeniu, o šiųmetinis pasaulis, kuriame dabar mes gyvenam, sako, ir laikomas ugniai. Ir toliau rašoma, kad toliau 8 eilutė netgi sako, nebūkite nežinantis šiuo vieno dalyko, kad vieną, žodžiu kaip, čia toliau rašo, kad bus žemė sudeginta iš viso pabaigoje. Apreiškimo knygoje irgi tai rašo, bet dabar pastudijuokim čia. Sako, kad dangus ir žemė nuo seno iš vandens ir vandeniu buvo stovintis iš vandens ir vandeniu. Ką mes skaitome, kad Dievas, ta prasme, skyrė vandenis. Po to sekančio eilutė rašo, kad įsakė vandenims susikaupti, kad pasimatytų sausuma, išlystų, akim būtų matoma sausuma. Ta prasme, ir Dievas sako, kad Dievas pradėjo restauruoti ir ne tai, kad kurti, bet restauruoti žemę iš patvano. Patalpino kosmosą, oras, deguonis, kietas kupolas, kietas. Nes visur vertimas sako tvirtuma. Ir netgi Jobo knygoje 38 berods skyrius 17 eilutė, kiek aš nepamenu, po to aš patikslinsiu. Ten parašyta taip, kad Dievas sukūrė dangų kaip kietą, gal aš surasiu greitai. Taip, Jobo 37:18 eilutė sako, ar tu su juo išskleidė dangų, kuris yra tvirtas, kaip nulietas veidrodis, tvirtas. Dievas apie dangų sako, apie dangų tokį kaip kupolo formos, kuris kaip veidrodis, kurio jis yra kietas, tvirtas, jisai vadinama tvirtuma. Hebrajų kalboj kupolas vadinamas rakija. Iš graikų kalbos išversti tą dangus, tvirtuma, šitą yra tokie žodžiai kaip apsauga, prieglauda, atraminė konstrukcija, išplėstinis toks vertimas būtų būtent dangaus tvirtumos. Kieta konstrukcija, pamatas, karkasas, tvirtuma, sutvirtintas dangaus skliautas. Žodžiu, ir daug tokių apibūdinimų apie dangų. Ir būtent ten po to rašo, kad po to
jis sakė, po to skliautų, po to dangum, po to kupolo Dievas įsakė vandenim susirinkti, susirinkti, kažkaip ten įdomiai įvardinta ir sako, žemė turi pasimatyti. Ir va čia pradėjo vykti žemės restauracija, bet mes truputį ne apie tai. Ir 2 Petro 3 skyriui sako, kad dangus ir žemė buvo stovintis iš vandens ir per vandenį, ką mes įskaitom pradžios knygoje, kuriuo žuvo tuometinis pasaulis užtvindytas vandeniu. Todėl ten ir kalbama užtvindymą, tvaną. Per Nojaus, kaip sakiau, tvaną buvo išgelbėti gyvūnai ir žmonės. Todėl, kaip sakyt, o tvanas 1 skyriuje ten sunaikino viską, todėl Dievas turėjo viską kurti iš naujo, išturiminį gyvūnus. Ar ne? Taigi, o sako, dabartiniai dangus į žemę tuo pačiu žodžiu taupomi laikomi ugniai teismo dieną, kas bus visai neužilgo. Tarkim, tai dabar apie... Tai dabar, kaip mes kalbam, kas įvyko tarp tų 2 eilučių. Visų pirma, ką mes matom, kad tai buvo tvanas ir žemė buvo užtvindyta. Prieš tai žemė buvo tinkanti gyventi, po to jinai buvo užtvindyta. Manęs vienas žmogus paklausė, kodėl Dievas iš tikrųjų padarė taip, kad mumis patalpino į šitą žemę, kodėl jis negalėjo iškart mums patalpinti į dangų. Ir ta prasme, kad logikos va tokios, kaip jeigu Dievas yra geras, jisai teisingas, kodėl jis čia mumis patalpina šitą žemę, kad pasikankinti, žiūrėkit, nesėkmės, lygos, tragedijos, karas, ar ne, ir visa kita, badas. Kodėl iš viso tikslas koks Dievo, koks motyvas yra, kodėl Dievas iš karto negalėjo mums patalpinti dangų ir viskas okei. Ir esmė iš tikrųjų tai yra labai geras klausimas, bet čia jisai ir slypi tose 1 ir 2 eilutėje. Kas įvyko tarp tų 2 eilučių, ką mes nagrinėsim toliau, ko pasėkoje mes vis dėlto atsidūrėm toje restauruotoje žemėje, kuri prasidėjo restauracija jau nuo 2 eilutės. Ir iš tikrųjų logika kokia yra Dievo. Jeigu jisai nenori mus pakankinti, tada prasmė kokia mūsų čia yra. Taigi, tai dabar mes turim va tokį dalyką įsiaiškinti, kad daugelis pasakys kažkokią nesąmonę, kad mes čia pirmą kartą atsiradom šitai žemėj, ta prasme, kad mes niekur čia negyvenam, ar ne, prieš pasaulio sutvėrimą, bet Biblija aiškiai sako, kad jūs buvot pašaukti, išrinkti dar prieš pasaulio sutvėrimą, pašventinti ir taip toliau. Naujajam testamente rašoma. Dabar žiūrėkim tokius įdomus dalykus. Pavyzdžiui, apie Jobą. 38 skyrius 18 eilutė, dabar aš iškelsiu visas rašto vietas, kurios kalba apie žmogų, apie Dievo sūnus, apie mus, kurie, kas vyko prieš pasaulio sutvėrimo, kitaip tariant, kas vyko 1 rašto vietoj, kas vyko mūsų gyvenimai, ta prasme, kai Dievas sutvėrė žemę ir dangų, ten mes buvom apgyvendinti ir kas ten vyko, būtent va toj 1 rašto vietoj. Ir čia yra pokalbis su Dievu. Ir Dievas sako Jobui, ar išmatavai žemę, 3:18 eilutė, ar išmatavai žemės platybės, atsakyk, jei visą tai žinai, kur kelias į šviesą, kur gyvena tamsa, ar gali pasiekti jų ribas ir suprasti taką jų namus. Aišku, tu žinai, atkreipki dėmesį, po to Dievas sako, aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyvenai nuo amžių. Ir čia Dievas su Jobu kalba, kur sako, kur tu buvai, kai iš Dievo žemės pamatus, kai žemę kūriau, visą kitą, sako, ar išmatavai žemės platybės, kur tu buvai, sako, taip, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyvenai nuo amžių. Ką tai reiškia? Kad Jobas gyveno 1 rašto vietoje, eilutėje, kai Dievas atvėrė žemę į dangų. Tai jeigu Jobas gyveno, tai ir mes tada gyvenam, nes mes visi išėjom iš tėvo.
Suprantat? Ir nėra taip, kad išėjom iš kažkokio, neaiškaus debesies, ta prasme, ir logika kokia, kad kodėl Dievas, tiesa, nepabaigiu mintis, kodėl jis čia mumis patalpino šitą žemę, kodėl mes čia ateinam gyventi, kokiam tai egzaminui, kažkokiam tai periodui, mes tą irgi vėliau pasiaiškysim. Bet reikia suprasti tai, kad jeigu mes gyvenam prieš pasaulio sutvėrimą, reiškia ir mes gyvenam su tėvu, ten su tėvu prieš pasaulio sutvėrimą, toj pirmoje rašto vietoj. Reiškia, mes gyvenam, reiškia, tėvas teisingas. Jis nepatalpino mums čia tam, kad pakankinti. Pradžioje mes gyvenam su tėvu. Išduosiu daug rašto vietą, kurios įrodo, kad iš tikrųjų mes gyvenam su tėvu prieš tai, kol atėjom šitą žemę. Su tėvu, su Jėzum, su šventąja dvasia, čia mūsų šeima yra, angelai yra taip pat. Toliau yra 38 skyrius. Jobo 3 eilutė sako, susijuos dabar kaip vyras, aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man, kur buvai, kai aš dėjau žemės pamatus. Atsakyk, jei supranti. Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo, ant ko pritvirtintas jos pamatas? Arba kas padėjo jo kertinį akmenį? Sako, kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Čia labai aiškiai pasako Dievo sūnus. Naujajame testamente kaip parašyta, sako, visa kūrinėje laukia apsireiškiant Dievo sūnų. Čia yra statusas, kurį mes atsinešam iš dangaus, Dievo sūnų. Ir ta prasme, čia į žemę, nors mes galim taip nesijausti, ar ne, Dievo sūnų, man atrodo. Bet va čia irgi kalba sako, ant ko pritvirtintas jos pamatas, kas padėjo jos kertinį akmenį, kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė džiaugsmo visi Dievo sūnus. Reiškia, tiek Dievo sūnus, ryto žvaigždės, tiek angelai, jie matė, kai Dievas dėjo kertinį akmenį ir kūrė žemę. Ir sako, jie kartu giedojo ir šaukė iš džiaugsmo. Reiškia, mes matėm, kaip vyko žemės sukūrimas. Ir esmė pasakysiu to, kodėl mes nieko neprisimenam. Ir aš pasakysiu vėliau, kodėl mes neprisimenam. Čia reikia suprasti pasiekoje, ko mes atėjom šitą žemę ir kodėl mums yra, vadinkim taip, užblokuota atmintis. Nes mes atėjom kai kuriem egzaminam čia į žemę ir jeigu mes atsineštumėm visą atmintį, čia būtų labai nesąžininga ir neteisinga. Ir mes atėjom kai kokiam procesui, ką mes kalbėsim vėliau. Bet čia vėlgi sako, kad tu matėjai ir Dievo sūnus daugiskatai sako, ir ryto žvaigždė šaukė iš džiaugsmo matydami, kai tėvas kūrė žemę. Nes dar kartą pasakysiu, Dievas sako, prieš pasaulio sukūrimą aš jumis pašaukiau, pašventinau ir išrinkau. Ir Dievas negali tai pašventi išrinkti, nepažįstant žmogaus. Reiškiasi, buvo suderinta su mumis. Kaip Dievas gali suderinti su mumis, jeigu mūsų nebuvo? Reiškia, mes buvom, mes gyvenam tada. Toliau sekant rašto vietą, Psalmės 82, nuo 1 eilutės sako, Dievas stovi galingųjų susirinkime, tarp dievų jis teisė. Jie nežino ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, visi žemės pamatai svyruoja. Ir aš tariau, jūs esate dievai, iš mažosios raidės, jūs visi esate aukščiausiojo vaikai, tačiau jūs mirsite kaip žmonės ir krisite kaip bet kuris kunigaikštis. Dabar reikia suprasti tokį dalyką. Pats Jėzus citavo šitą rašto vietą, kur fariziejai labai pyko ant jo, kodėl jisai vadina save dievu. Ar ne? O jisai sako, jūs paskaitykit, sako, kaip psalmės parašyta, kad sako, jūs esate dievai, jisai citavo lygiai tą pačią vietą Jėzus. Taigi, jis sako, Dievas stovi galingų susirinkimą, tarp dievų jis teisė. Kas yra tai dievai? Tai yra Dievo sūnus, tai yra iš mažosios raidės. Visų pirma, kaip Dievas, sako, sukurkime pagal savo atvaizdą ir pavydalą. Jeigu Dievas yra Dievas, jisai kūrė mažus dievus, kitaip tariant, mes dar esame iš mažosios raidės. Ir mes dar nepasiekėm tokio statusą, mes dar gyvenam problemose, kad vadinti save dievais, bet Dievas įdėjo šitą statusą į mus. Ir sako, Dievas stovi tarp galingų susirinkime, čia eina kalba tai, kas vyko prieš pasaulio sutvėrimą. Sako, tarp dievų ir jis teisė.
Jie nežino, nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, visi žemės pamatai svyruoja. Ir aš pasakysiu, kas čia vyko, kodėl svyruoja, kodėl jie nesupranta. Ir aš tariau, jūs esate dievai. Čia Dievas sako, jūs esate dievai ir jūs visi esate aukščiausiojo vaikai. Tai yra Dievo vaikai. Dievai tai yra Dievo vaikai. Tačiau jūs mirsite kaip žmonės. Čia eina kalba taip apie aukščiausiojo vaikus, apie kad mes esame dievai. Čia yra statusas, sako, bet pasekoje kažkas įvyko to, kad sako, tačiau jūs mirsite kaip žmonės. Tačiau įvyko kažkas tokio, kad dabar mes ne kaip dievai, bet kaip tiesiog žmonės. Vėlgi dievai, čia reikia labai teisingai suprasti, čia nėra jokios mitologijos, tiesiog reikia labai teisingai suprasti tai, ką rašo Biblija. Tiesiog tai yra statusas. Dievas nekuria, jisai savo vaikus sukūrė dievus. Nes Dievas sako pagal savo atvaizdą ir pavidalą, suprantat? Kačiukai gimdo kačiukus, ar ne, šunius gimdo šuniukus. Bet dabar mes atėjome šitą žemę sukritusią prigimtim, sako, tačiau jūs mirsite kaip dievai, ar atėjome šitą žemę šitam procesui, ką mes ir turim atlikti šitą žemę, bet sako, jūs mirsite kaip žmonės, pasikeitė statusas. Bet Jėzus atėjo tam, kad vėl mums sugrąžinti šitą statusą. Suprantat? Ir krisite kaip bet kuris kunigaikštis. Vėlgi, čia yra sakoma tai, kas buvo pirmoj eilutėj, kai Dievas sutvėrė žemę ir dangų. Dabar paskaitykim, žiūrėkit, va tokia labai įdomu momentą, Izaijo 14 skyrius. Sako, kaip tu iškritai iš dangaus, o Liuciferį, aušros sūnau, kaip tu nukirsta žemė, kuris nusilpninai tautas, nes tu buvai sakęs savo širdyje, aš pakilsiu dangų, aš iškelsiu savo sostą virš Dievo žvaigždžių. Aš taipogi atsisėsiu ant susirinkimo kalno šiaurės šonuose, aš pakilsiu virš debesų aukštybių, aš būsiu lygus aukščiausiai, tačiau tu būsi nustumtas į pragarą į duobės šoną. Dabar klausimas taip, kada Liuciferis norėjo iškelti sostą virš Dievo? Mes žinom, kad tai buvo prieš pasaulio sutvėrimą. Tai dabar klausimą taip, tai nereikia galvoti, kad Liuciferis ir angelai buvo sukurti ir nebuvo žmonės sukurti, nes angelai sukurti žmonėm kaip pagalba buvo. Tai reiškia, tada, kai Liuciferis gyvena ir angelai buvo, reiškia, ir mes buvom sukurti jau tada, prieš pasaulio sukūrimą. Ir dabar sako taip, kai tu nukirsta žemė, kuris nusilpninai tautas. Kokias tautas? Jis nusilpnino angelus, taip ir apie angelus šnekama. Bet kadangi tautas, čia eina kalba apie aukščiausiojo vaikus, apie apie tuos Dievo sūnus, kur mes gyvenam prieš pasaulio sukūrimą. Pirmoji eilutė. Sako, kokias tautas nusilpninai? Nes tu buvai sakęs savo širdį, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą virš Dievo žvaigždžių. Dievo žvaigždės, ir jeigu panagrinėti hebrajų originalą, ten eina kalba Dievo žvaigždės, tai yra Dievo sūnus. Nes prisimenat, kaip sapnavo šitas Izraelio Jokūbo sūnus, tas Juozapas, kaip sapnavo, ar ne, sako, aš mačiau, kaip dangus ir saulė nusilenkė, ir žvaigždės nusilenkė. Kas yra tie žvaigždės? Tai Izraelio šitam Jokūbo sūnus, ane, iš kurio išėjo visa tauta. Po to Abraomui pasakė, išeik į dangų ir pasižiūrėk žvaigždės. Vėlgi sako, aš padarysiu tavo palikuonis kaip žvaigždės, tiek daug. Vėlgi tai simbolizuoja apie Dievo sūnus, žvaigždės. Ir sako, aš iškelsiu savo sostą virš Dievo žvaigždžių. Liuciferis sako, virš kokių žvaigždžių? Tai virš, jam nereikia iškelti savo sostą virš angelų. Jis norėjo būti aukščiau ko? Žmonių. Dievo sūnų, kurie mes buvom tada sukurti. Suprantat? Jis norėjo būti aukščiau jo, ta prasme, tai kas tos tautas? Tai yra Dievo sūnus, ne virš angelų. Bet sako, po to tu buvai išmestas.
Taigi Liuciferis, jeigu buvo, ne, ir plus nepamirškim, kad Liuciferis, mes žinom, kad jis suvilioja trečdalį. Tai jeigu buvo Liuciferis suvilioja trečdalį angelų, tai lygiai taip pat buvo suvilioti ir žmonės. Suvilioti, sumanipuliuoti, apgauti. Jeigu angelai reiškia žmonės tie, kurie gyvenam, ne, kurie mes gyvenam. Ir kaip sakyt, štai kodėl vieni ateina į žemės kaip raugės, o kiti ateina kaip Dievo sūnus. Štai iš kur velnias, ta prasme, sako, jūsų tėvas yra velnias. Tai va ten įvyko kažkas, va tas kritimas įvyko tenai danguje, ko pasekoje jau čia ateina žmonės jaus tarsi padarė sprendimą. Nes vieni ateina kaip raugės, kiti ateina kaip Dievo sūnus, kaip Dievo vaikai, kuriem atėjus laiko anksčiau ir vėliau jie priima Dievą ir grįžta pas jį. Toliau vėlgi dar viena rašto vieta sako, Ezechielio 28:17. Sako, tavo širdis išaukštino dėl tavo grožio, tu sugadinai savo išmintį per savo spindesį. Liuciferis čia sako, aš numesiu tave ant žemės, paguldysiu tave priešais karalius. Kas tie karalius? Sako, jūs esat šventa kunigystė. Apie mus taip kalba, sako, kad jie galėtų tave matyti. Savo neteisybių daugybė, savo prekybos neteisybė, čia apie Liuciferį sako, čia eina kalba apie ką? Kas vyko tada? Ir vardyje, sako, savo neteisybių daugybė, jis daug padarė netiesos. Savo prekyboje neteisybė, suteršė savo šventovę, todėl iš tavo tarpo aš išgausiu ugnį, kuris surys tave. Ir visų tave matančių akyse paversiu tave pelenais ant žemės, visi tave pažįstantis tarp tautų, čia eina kalba, buvo tautos tada. Visi tave pažįstantis tarp tautų bus apstulbę dėl tavęs, tu būsi siaubas ir tavęs nebebus. Ir aš vieną sykį maldoju tokį dalyką, kaip sakiau, aš Dievo klausiau, kaip pamačiau va tokį dalyką, kaip įdomu, mes gimėm čia sukritusią prigimtimą, mes iš tamsos turim pereiti į šviesą. Turim pasirinkti Dievą, turim pakeisti savo gyvenimus. Liuciferis yra iš absoliučios šviesos perėjo į tamsą. Ir man maldoje Dievas pasakė, ta prasme, aš sakiau, kaip Liuciferis iš šviesos perėjo tamsą. Ir Dievas pasakė, iš absoliučios šviesos. Suprantat? Nei karo, nei bado, nieko nebuvo. Ta prasme, kad Liuciferis buvo tas, kuris, kaip sakyti, jisai sukūrė tą tamsą. Ar ne? Ir jeigu jis sukūrė tą tamsą, buvo daug apnuodytų ir angelų, kurie krito kartu su juo. Tai lygiai taip pat buvo daug apnuodyta Dievo vaikų. Bet čia sekantis iki vėlgi ten labai įdomu yra, kas įvyko tada. Ir Apreiškimo knygoje sako, jų uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių. Nužėrė jie žemėn. Taigi, kas iš tikrųjų įvyko? Tai dabar mes galim va tokį dalyką pamastyti, ar ne, iš visų tų, kad mes buvom prieš pasaulio sukūrimą sutverti. Liuciferis gyveno, kuris įvairių manipulacijų, kaip te, sako, neteisinga prekyba, ar ne, manipulacija, apgaulės būdu, jisai norėjo būti aukščiau Dievo vaikų. Suprantat, jis buvo aukščiau, jis norėjo būti aukščiau Dievo. Ta prasme, žmonių akyse jis norėjo būti aukščiau Dievo. Jis, kitaip tariant, norėjo būti žmonių akyse vietoj Dievo. Ir įdomus momentas, kame Liuciferio planas nepasikeitė. Dabar jis lygiai taip pat nori savo, kad žmonės jį pagarbintų. Kaip tai vyks? Jis vis tiek iškels va tokią dalyką, tokią galvą kaip antikristą, kuris turės lenktis žvėrių antikristui ir ne, vis tiek jo planas yra savo palenkti tus žmonės, apgaulės būdu, aišku, kad jam būtų nusilenkta. Jo planas nepasikeitė ir per 1000 metų jis tą planą bando įgyvendinti ir toliau.
Bet mes kalbame apie tai, kas nutiko su žmogum, ar ne, kas nutiko su mumis, kodėl pasiekoje, ko mes ateinam į šitą žemę. Kad, kaip sakiau, jeigu Liuciferis, tiesa, aš skaičiau tokia irgi vieną knygą, Drevnė Doroškė, nepamenu autorės, ten labai irgi viena moteris, jai buvo duota daug regėjimų ir apreiškimų, kas būtent įvyko, kaip įvyko Liuciferio kritimas. Ir ten labai nerealiai įdomi knyga, palaipsniui, kaip jisai krito, kokios pasiekmes buvo, kaip buvo sumanipuliuota. Ir tokį momentą pasakysiu. Jis būtent krito ant tų nuodėmių, kurios surašytos yra į 10 Dievo įsakymų. Visas tas nuodėmes jisai padarė, bet tai buvo ne per metus, ne du, bet ten buvo per milijardus metų, ten buvo per labai ilgą laiką. Suprantat? Ir angelai buvo, jie buvo labai apgauti. Dabar įsivaizduokite taip, ten, kai mes gyvenam, mes niekas nežinojom, kas yra nuodėmė. Suprantat? Mes dabar žinom, kas yra nuodėmė. Mes buvom nebrandus, lygiai taip pat kaip ir Ieva su Adomu buvo patalpinti šitą žemę, jiem neleido valgyti nuo gyvybės medžio. Tai yra nuo gero ir blogo pažinimo, todėl kad jie buvo nebrandus. Lygiai taip pat mes ten buvom nebrandus, mes nežinom, kas yra nuodėmė, ar ne? Ir per labai labai ilgą laiką, lygiai taip pat, kaip ir knygoje rašo, kad angelai buvo su jais manipuliuojami. Žiūrėkit, koks braižas dabar yra Liuciferė, ne, kaip jisai meluoja, kaip per baimę jisai veikia mūsų gyvenimus, kaip manipuliuoja, kaip apgaulės būdu yra viskas daroma, pavyzdžiui, Antikristas, ne, kaip jisai prisivers save garbinti. Viskas bus per apgaulės būdą, suprantat? Ir momentas koks įdomus yra, kad lygiai taip pat kaip angelai buvo apgauti tais 10 Dievo įsakymų, kur po to davė Dievas Izraelitą mane, lygiai taip pat ta nuodėmė, kurią jisai, vadinkim taip, kaip jis sukūrė, ne? Aš nežinau, ar galim pasakyti, jisai nieko negali sukurti, bet būtent iš jo išėjo ta tamsa, ar ne? Ir nuodėmė yra kaip virusas koksai. Ir mes buvom lygiai taip pat apnuodyti virusu. Tame danguje per milijardus metų galbūt. Štai kodėl Dievas pasakė, sukūrė žemę, ten mumis apgyvendino, viskas nuostabu puiku, po to praėjo laiko tarpas, po to antroje eilutėje rašo, buvo tvanas, žemė apsemta, žemė buvo sunaikinta ir chaoso būsenoj. Tai įvyko tas, kur Dievas daleido tiek Liuciferiui, tiek angelam iki tam tikro laiko būti, ten jis buvo išspirtas, bet pasiekmė nuodėmės buvo apėmęs visas dangus. Suprantat? Ir netgi, gaila nesuratau, tas rašto vietas yra, aš surasiu, įmėsiu rašto vietą, yra Naujoje Testamente, kur parašyta, kad atpirkimo per Jėzaus kraują reikia ne tik žemei, bet ir dangui. Suprantat? Ir nerealiai įdomus procesas vyksta, dar vyko prieš pasaulio sutvėrimą. Suprantat? Nerealus procesas įdomus. Ir kadangi ten mes lygiai taip pat nežinojom, kas yra nuodėmė, kas angelai, bet vis tiek Dievas visada leido žmogui rinktis. Aišku, mes vaikščiojom su Dievu, mes jį pažinom, mes su juo bendravom, jisai mumis mokino, nebuvom taip, kad mes buvom palikti. Mes jį mylėjom, kaip aš buvau irgi praeitose postuose sakius, kad aš vienoj maldoj staiga, kol dar aš nepažinau šitos temos, kol nebuvau gausi apreiškimą, vienoj maldoj aš mačiau tokį regėjimą, tarsi nuotrauką savo emocijus, pamačiau tarsi nuotrauką iš to gyvenimo, kuris buvo prieš pasaulio sutvėrimą, kai aš gyvenau su Tėvu, aš pamačiau tarsi nuotrauką mano emociją, mano santykių su Dievu, aš pamačiau, kaip aš buvau įsimylėjus, aš mačiau savo šypseną, aš pamačiau savo meilę būtent Tėvui. Ir aš supratau, kad aš turiu santykius tada su juo. Aš gyvenau, reiškia, jis mane pažino, reiškia, aš jį pažinau, gyvenimas kažkoks įvyko. Suprantat, prieš pasaulio sutvėrimą, ką Biblija rašo. Ir įdomus momentas, kad mes vaikščiom su Dievu, Dievas mumis mokino. Lygiai taip pat, kaip mokino Adomą ir Ievą, Dievas sako,
originalė parašyta, kad labai atsargiai reikia valgyti nuo gyvybės medžio, nuo gero ir blogo pažinimo medžio, iš tikrųjų. Ir sako, prieš tai, ką Dievas darė, jis vaikščiojo Sodomu, o ką tai reiškia vaikščiojimas? Vaikščiojimas tai gyvenimas su juo, mokinimas tai reiškia, tėvas mokino, brandino, ta prasme, lygiai taip pat kaip mes bręstam maldose su tėvu būnant jo artume. Suprantat, branda yra, turi ateiti. O ten danguje mes turėjom labai mažai brandos pasiekoje, ko mes nesugebėjom Liuciferio manipulacijų atskirti, plus ta nuodėmė, mes buvom visas dangus pagautas nuodėmės. Ir aišku, vienintelis, kas tai yra Jėzus, Tėvas, Šventoji Dvasia, tai yra absoliučiai švarus asmenybės, jie niekada negali būti pagauti nuodėmės ir apnuodyti. Ir taigi, ką aš noriu pasakyti, kad ir mes, ta prasme, kad vat, visus tuos 6000 metų, kas vyksta, žmogaus branda. Lygiai taip pat, kaip ten prasidėjo branda, mes nežinom, kas buvo nuodėmė, kas yra gera, kas bloga, mes nesupratom. Bet ten jau pradėjo Dievas mus mokinti. Kitaip tariant, jis daleido, kad visi tie dalykai ateitų, ar ne? Liuciferis, apgaulė, nuodėmė, ar ne, pasiekoje ko? Dievas pasakė stop. Dievas pasakė stop, iki kai kurio momento Dievas daleido, po to, žiūrėkit, kas įdomiai. Trečiulutė sako taip, Dievas atskyrė tamsą nuo šviesos. Kas įvyko? Kitaip tariant, danguje ar ne buvo Liuciferis su manipulacijom, su apgaulėm. Aišku, pradžioje viskas buvo švaru, gražu ir mes nebuvom kaip kompiuterė, ne, Dievas mumis mokino palaipsniui, ar ne, mes turėjom susipažinti su to. Po to Dievas pasakė stop, ką jis padarė, atskyrė šviesą nuo tamsos. Ir va čia vėl yra nerealiai labai įdomi tema. Ką reiškia atskyrė šviesą nuo tamsos? Jeigu nebuvo nei saulės, nei mėnulio, kaip Dievas atskyrė? Tai dvasinė šviesa ir dvasinė tamsa atskyrė. Suprantat? Taigi apie šviesą ir tamsą dabar kitam rolikė padarysim, nes čia yra per daug informacijos. Ką reiškia atskyrė šviesą tamsą? Koks ten procesas vyko atskyrė šviesą nuo tamsos? Suprantat? Ir kokį procesą dabar mes čia žemėj pereinam. Tas atskyrimas šviesą nuo tamsos procesas, jisai tęsiasi šitoj žemėj. Taigi, prieš pasaulio sutvėrimą mes buvom, mes esam tos aukščiausiojo Dievo sūnus, kur matėm, kai buvo kūrinyje visą kūrimą, prieš pasaulio sutvėrimo kažkas įvyko, po to pasiekojo Dievas mumis išrinko, pašventino, paskyrė, ateiti į šitą žemę ir čia jokia reinkarnacijos būti negali, čia viskas yra pagal Bibliją. Ir duotas mums šitas šansas vėl, kai mes ateinam šitą žemę, priimti Jėzų, atsigręžti jį ir grįžti namo į dangų, padarant teisingus sprendimus savo gyvenime. Nes be Jėzaus kraujo, sako, niekas į dangų negali patekti. Būtent va ta nuodėmė, kuri buvo Liuciferis atpalaidavo ir buvo apnuodyti ne tik angelai, bet ir mes, Dievo sūnus. Tai va be Jėzaus kraujo mes negalim grįžti namo. Tai kas dabar? Jėzus mirė už mus, kad mes vėl apsiplatom Jėzaus krauju, būtų atstatytas vėl mūsų statusas Dievo sūnų ir mes vėl grįžtam į dangų, nes kaip Dievas padarė mus pagal savo atvaizdą pavidalą, mes esam tai Dievo sūnus, kur turim grįžti vėl namo. Sako, jūs, kaip ten parašyta, sako, jūs buvo Dievo sūnus, bet mirsite kaip žmonės. Statusas iš mūsų buvo paimtas. Kritusi prigimtis atsirado mumis, ar ne? Dabar ir turim būti šitoj žemė, eiti per sunkumus, bet vėl mes per Jėzaus kraują susigrąžinam statusą ir vėl grįžtam namo. Bet kodėl mums yra anuliuota atmintis? Būtų labai neteisinga, jeigu mes viską atsimintum, kas buvo tenai, tada visi pasirinktų Dievą, bet visiems yra anuliuota atmintim, tiek raugiam, tiek neraugiam, mes vėl tarsi pradedam viską nuo naujo lapo. Ir ateina ta diena, kai mes visi išgirstam Evangeliją ir mes, kai išgirstam Evangeliją, vėl susitinkam su gyvuoju Dievu, va tas jausmas,
susitikti su gyvuoju Dievu, su Jėzumi, tai yra kažkas artimo ir savo. Tai tarsi mūsų viduje jaučiam va tą tokį, kad mes, kaip sakyti, aš negaliu pažinti Dievo, patikėti tom, kuris man yra svetimas, kur niekada aš pirmą kartą pažįstu. Iš tikrųjų, man atrodo, kad mes nepažįstam jo, bet mūsų viduje vis tiek širdis jaučia, kad tai kažkas savo. Tai kažkokia kaip kažkas savo, kažkas artimo, nors mum yra atmintis užblokuota. Suprantate, ir įdomiai toksai momentas yra Izaijo kažkokiam skyriui, nepamenu dabar, irgi parašyta, kad sako, skraistė bus nuimta nuo visų tautų ir sako, paskutinė bus mirtis. Dabar nepamenu, kaip ten parašyta, kad paskutinė bus nugalėta mirtis. Kas yra tas skraistė? Tai yra tas atmintis, kur visiems bus, vadinkim taip, išarchivuota ir mes prisiminsim viskas, kas buvo. Ir įdomiai, kas mes paimsim aną patirtį, ką turėjom, pasiekoje, kodėl mes kritom ar nusidėjom, kas ten buvo, šitą patirtį, kurią mes įgysim čia danguje. Ir grįšim namo, bręsti toliau, nes Dievas nori sukurti savo brandžią šeimą, nes o kaip vyksta branda? Branda ir vyksta, kai mes pažįstam Dievą, kuo arčiau Dievo, tuo daugiau brandos. Lygiai taip, kaip Adomas vaikščiojo. Jeigu dar jis ilgiau būtų vaikščiojo su Dievu, Edeno sode jis galbūt nebūtų nusidėjęs, nebūtų suklydęs, ar ne? Todėl, kad trūko brandos jam. Taigi čia yra nerealiai įdomi tema ir bandysim toliau dar paliesti. Ir aš visą laiką galvodavau taip, kad dangus yra švarus, ten nusidėti neįmanoma, visa kita. Bet jeigu tai pasižiūrėti visą tą istoriją, tai Liuciferis buvo dangus, buvo išmestas iš dangaus, o jisai ir ten prasidėjo jo nuodėmė. Tai reiškia, nusidėti įmanoma. O Dievas nori, kad daugiau, kai mes grįšime į dangų, mes niekada nebenusidėtume. Suprantat, plius mes turėsim Jėzaus kraują, bet tam, kad nenusidėti, mes turim turėti patirtį. Kažkada gyvenam šviesoj, buvom apnuodyti nuodėmę, nusidėjom ar ne, ir kritom. Dabar atėjom šitoj žemėj, mes vėl iš tamsos turim pakilti šviesą, bet suprantat, ir mes va šitą patį, aš glausai galvodavau, kad mes Dievas panaikins mūsų va tą košmarą čia žemėje, kas praėjo, badas, karas ir maras, va tą visą košmarą, nusivylimą, baimę, chaosą, pamiršim vėl į dangų ten, aleliuja. Ir vis dėlto tai, va, tai, ką mes perėdam čia žemėje, yra pati didžiausia vertybė, nes Dievas nekuria kompiuterių, jis nori sukurti panašius į save, turinčius valią, mokančius teisingai pasirinkti, atskiriančius gerą nuo blogo. Čia be galo įdomi tema skirti gerą nuo blogo. Suprantat, subrendusius, kas dar yra branda. Tie, kurie pačioj tamsiausiai tamsoj sugebėjo pamilti Dievą, ieškoti, jį surasti ir pamilti. Įsivaizduokit, bet visą šitą patirtį mes nusinešim į dangų. Ir tai bus aukso vertės, tai ką mes nusinešim visus lotus įvykius, pereitus egzaminus, tai yra aukso vertės, ką mes nusinešim į dangų. Ir aš nemanau, kad, nežinau kaip ten bus, bet iš tikrųjų tai yra vertybė, tai yra patirtis. Nes įsivaizduokit, mes kai gyvenom prieš pasaulio sutvėrimą, mes nežinom, kas yra nuodėmė. Ir kai atėjo Liuciferijos melas, Liuciferio manipuliacija, apgaulė ir taip toliau, mes nesugebėjom atskirti, tai atpažinti, suprasti, nes trūko brandos. Suprantat, o branda ateina, kuo labiau būni su Dievu, tuo labiau esi brandus. Nes tu žiūri tėvą, panašėji į jį, suprantat? Ir to pasiekoje, tuo labiau matai jo šventumą, jo teisingumą, supranti jo įstatymus, jo įsakymus, kas gera, kas yra bloga. Ir kai ateina kažkoks pasirinkimas, tu pradedi labai aiškiai skirti, ne, tėvas yra toks, jo braižas yra teisingas ir aš elgsiu pagal jo braižą, aš nesirinksiu tai, kas yra tamsa, kas yra bloga, aš pradedu atskirti, kas yra gera, kas yra bloga. Ir va čia yra vertybė iš Dievo, to, ką mes turim išmokti šitoj žemėje. Taigi, kituose pamokose mokinsimės, kalbėsiu apie kitus apriškimus, kas yra su tuo susiję
plėsim visą tą paveikslą, kad suprasti, koks iš viso žmogaus pašaukimas ir tikslas yra šitai žemėje. Kad tai yra ne tik išsigelbėti, tai yra numeris pirmas, tai yra pirmas žingsnis, nuo ko mes pradedam, bet Dievo tikslas nėra, kad tik išsigelbėti. Dievo tikslas yra susigrąžinti mus visa širdim. Nes būtent nuodėmės pasėkoje prieš pasaulio sutvėrimą mes praradom pasitikėjimą Dievu, kažkur suabejojom, kažkur suklydom, kažkur nebepasitikėjom Dievu, tai kad buvom sumanipuliuoti, apgauti, suprantat, įvyko atskirimas nuo Dievo, įvyko per apgaulę, per melas, nes lygiai taip pat ir angelai nesugebėjo skirti, jie nusekė po to Liuciferį, įsivaizduokit. Jeigu pasižiūrėti į Bibliją, ką reiškia nusekti Liuciferį? Sekti Liuciferį reiškia jam nusilenkti, paklusti jam ir su priesaika išsižadėti Dievo ir sekti jį. Lygiai taip pat, ką reiškia sekti Dievu? Pasidaryti sandorą su Dievu, per Jėzus kraują mes darom ar ne, pasišventimas, nusilenkimas, pripažinimas, pasitikėjimas, tikėjimas, visa širdim, visa siela, va čia yra sekimas Dievu. Bet jeigu kai kurie žmonės atėjo kaip raugės, įsivaizduokit, tai reiškia, jie realiai nusigrėžė nuo Dievo. Jie tiek buvo apgauti Liuciferį, kad jie realiai nusigrėžė nuo Dievo su priesaika, su garbinimu, su paklusnumu Liuciferį, jie nusekė jį. Štai kodėl kiti ateina kaip raugės, kur Jėzus sako, jūsų tėvas velnias. Suprantate, taip paprastai vien kažkokią klaidelę padarius, aš nepriklausau velniui, mes daug klaidų galim daryti, kristi ir klaidas daryti visą kitą, bet vis tiek aš priklausau Dievu. Reiškia, ten įvyko kažkas tokio, kad jie realiai nusigrėžė nuo Dievo ir pradėjo sekti Liuciferį. Ir jisai tapo jų tėvu, kaip Jėzus sakė, jūsų tėvas velnias. Bet mūsų tikslas, tų, kurių sieklos, Dievo siekla yra mumise, ar ne? Mūsų tikslas yra koks ne tik išsigelbėti, bet visa siela, visų protų vėl sugrįžti pas tėvą, pamilti jį, vėl susigrąžinti absoliutų pasitikėjimą ir paklusnumą tėvui. Va čia yra be galo didžiulė pamoka, ką mes turim išmokti šitoj žemė. Tai neina kalba vien tik išsigelbėti, dabartinė krikščionybė susidėjus lagaminus laukia, kad išeiti į dangų greičiau Jėzus ateitų. Ne, jie dar turės pereiti per tą procesą, kai jie turės susigrąžinti. Ko mes ir atėjom čia? Pasitikėjimą, tikėjimą, paklusnumą. Sako, man paklusnumas yra svarbiau negu aukos. Suprantat, nes kai tu pasitik ir paklūsti, va čia reikalauja be galo daug nuolankumo ir darbo viduj širdyje. Suprantat, vien ateit pasidėti bažnyčioje, paklausyti, padainuoti, paklausyti giesmių, čia daug nereikalaujama yra, suprantat, pastangų. Bet kai tu savo maldos kambarį realiai eini per tokius procesus, kur Dievas tiesiog veda per tokį procesą, kur mokina, sako, tu atėjai iš tą žemę ne veltui, ne tik, kad tik išsigelbėtum, bet tam, kad vėl aš susigrąžinčiau, kad Dievas susigrąžintų mane, vėl pilnas pasitikėjimas, paklusnumas. Šitą pamoką aš išmokau, ką reiškia išmokau, aš labai stipriai ją supratau. Ir mano visas gyvenimas yra tam, kad paklūsti ir pasitikėti. Suprantat, va čia ir yra išsigelbėjimas, tai yra pirmas laiptelis. Bet mes turim toliau eiti į darželį, mokyklą, universitetas ir taip toliau mes turime kilti. Suprantat, tikėjimas yra ėjimas. Ir toliau mokinsimas kitas pamokas, kokiam procesu esame atėję į žemę, kodėl mes esam šitoj žemė. Suprantat, kas įvyko tenai, toliau plėsim visą vaizdą, šitą puzlę, dėliosim detalės, kad suprasti dar plačiau ir plačiau ir plačiau. Kad tai yra ne tik įsigelbėjimas, nes išsigelbėjimas, rašoma taip, kai jisai tęsiasi, visą gyvenimą išsigelbėjimas tęsiasi. Taigi, tam kartu tiek.